Akivaizdus pavyzdys, kodėl žirgelį prie savęs pratintis negalima su avižom, morkytėm ar obuoliukais. Aišku, kalba eina vėl apie agresyvesnius žirgus ir apie tuos, kurie neskaito žmogaus aukščiau už save. Va daugelis sako, atnešk morkytę ir su morkytę užeik. Čia atneši kokį nors maistą arba ką nors, tai reikia saugot veidą, o ne morkytę pasiruošti. Nes realiai kai kurie tai būna tokie, kad ten morkytės jokios nepadės. Aš jau išdresiravęs, kad pasitraukia. Tada aš įdedu. Tada paglostau. Ramiai. Nes realiai, kai žirgas valgo, jis kaip ir šuo irgi gali būti piktas. Va, žiūrėk, koja kaip maskatos, va, tipo. Prie manęs prašom nelyst, aš valgau. Nors vienas draugiškai prisiartinimas pasibaigs mirtimi. Taip, kad apie jokias morkytės, kai tu dresiruoji, negali būti jokios kalbos. Va, pasižiūrėk, valgo, turi kaimyną ir spardo sieną vien tik dėl to, kad nieks prie jo neprisiartintų, kol jis ėda. Nors vienas prisiartys, iš karto užverčiu. Be jokių atsakų. Su maisteliu žirgą gali bovinti ir jaukinti tik tada, kai žirgas tave gerbė. Jeigu tavęs jisai negerbė, su maisteliu geriau pas jį nelysti. Skanukai, morkos, maistelis, pašarai, visą tai tu turi duoti po to, kai tu baigiai jį jaukint arba palėtai, patreniravai ar tiesiog turėjai kažkokį tai kontaktą ir esi patenkintas rezultatu. Priešingų atveju, tai tu gali savo prisidaryti tik tais bėdos. Nes duosi jam pavyzdžiui valgyti ir pradėsi jį čiupinėti, tai jam tas gali labai nepatikti, jis gali pagalvoti, kad tu kesiniesi į jo maistą, aišku, jis turėtų tave užleisti, bet tada jau pradėsi su jo grumtis. O man su jo grumtis nereikia, man reikia jį prisijaukinti. Dėl to morkytės, šudytės, po to. Aš nieko nelauksiu. Ir tai, kai duodi morkytės, tada aš jau žirgelio nebeliečiu ir jokio kontakto su juo nedarau. Tėva.